dabar apie tuos tikrų. Kuo daugiau, kaip sakyt, namuoti. Bet žmonės ateina skundžiasi. Sako, susitarėm, sutarties nerašėm, kad tiek ir tiek man kažką ten už tą nuomojamą žemę. Sako, praėjo 5 metai, nei vieno lito, nei vieno euro neduoda. Na tai, čia sakau. Kiek maždaug žemės superka tokie vadinami ūkininkai? Nesuperka. Nesuperka, bet nuomoja, vadinamai. Nuomoja net pinigų nemokėdami. Taip. Kiek maždaug kiek turi? 50-100 hektarų. Reiškia, atsisakė, kaip sakė. Nu, sakau, net ir 10 nepririnktumėm per visą. Gerai, kuo jie užsiima? Pasėja, nupjauna, parduoda. Karvės, dar ką, gyvulius laiko? Absoliučiai. Absoliučiai. Nei vienos karvės nelaiko, nei vienos kiaulės nelaiko. Čia yra tik augalininkystė. Vadinasi, iš principo, ko gero, tik gauti išmoką į tą daugiausiai. Taip, taip. Jisai nupjauna, kad laiku būtų padaryti, išmoką gauna, o toliau... Jie parduoda ir grūdus, skudinius ir panašiai. Tai dabar žmogus iškūlęs avižas, reiškia, veža į Varėną, iškūlęs, reiškia, rugius veža į Alytą. Kiek aš jau žinau, iš mūsų visų čia ūkininkų, nei vienas neturi džiovyklos. O ką tai reiškia neturėti džiovyklos? Reiškia, veži kaip pusiau paruoštą produkciją, numuša kainą, suprantat, priduodi kaip pašarinius grūdus, kaip tai. Didžiausia parama iki šių metų buvo paukštyna, paukščio, reiškia, Vilniaus paukštyna, tas reiškia. Tas skystas mėšlas toks. Neskystas. Jis yra suštabeliuot, dabar jau yra neskystas. Jau yra tokį padarė. Bet negranuliuoja dar. Pakėlė kainas ir šiemet jau nei trečdalį nebeišpirko. Bet nedaug dievė, kada paukščių mėšlų patrešia, tai už 10 kilometrų šlapas. Sunku eiti. Na taip. Jeigu negranuliuotas. Kur granuliuotas, tai ten taip. Nes aš pas paukštynį direktorium dirbau priekulį, tai žinau. Bet kitas dar dalykas, visi įsiterpia dar Vilniaus kanalizacija. Įsiūlo vienam kitam. To dumblu? Taip. Tai čia baisu. Čia yra Vilniaus žemės gadinimas. Tai, kaip sakant, yra baisu. Kadangi sunkiai metalai viskas tai yra, reiškia, užkrečiamas dirvožėmis sunkiaisiais metalais. Tai teisingai. Bet kadangi jie siūlo tokias, jie nemokamai atveža ir sakant, nemokamai paskui paskleidžia ir aparė. Tai tuo žmonės, kaip sakant, reiškia. Čia valdžia turėtų atsisukti į tą smulkųjį ūkininką. Smulkus ūkininkas, jis nepajėgus, turėdamas 3 hektarus, susipirkti galingą techniką, susipirkti kombainą, kad galėtų savarankiškai ūkininkauti. Čia turėtų, reiškia, šitam procese dalyvauti seniūnija, reiškia, ir šitas jau Lietuvoje yra kai kuriuose rajonuose ir daroma, reiškia, seniūnija įsigyja kompleksą žemės ūkio technikos ir tą techniką, reiškia, naudoja, reiškia, asmeninių ūkio sklypelio apdirbimui, kaip sako, už tam tikrą kainą. Ir šitas, kaip sakant, procesas yra gana nesudėtingas, bet jis labai naudingas. O šitoje seniūnijoje tai įmanoma, ar tie ūkininkai smulkus 1-3 hektarų savininkai sutiktų tokiom sąlygom? 100% sutiktų. Teko šnekėti? 100, taip, tenka susitikti, kaip sakant, ir kur yra, reiškia, nepilno šeimos, ten vienišos moteris ar vieniši vyrai, senesnio amžiaus, kaip sakant, jie nei traktoriaus vairuoja, nei ką, kaip sakant, tik tai šitas, reiškia, ir išspręstų problemą. Aišku, žmogus už šitas seniūnijas teikiamas paslaugas turėtų atitinkamai susimokėti. Ir jam būtų nauda, ir kitas dalykas, pagyvėtų, reiškia, žemės ūkio naudmenų sutvarkymas, kaip sakant, ir tuo pačiu pagerėtų produkcijos kokybė, nes žmogus turėdamas, reiškia, seniūnija, pavyzdžiui, turėdama techniką, pasėlius nupurkštų laiku,
laiku pasėtų, laiku nuimtų. Ir, kaip sakėt, ir tas, kaip sakėt, sudarytų palankesnės sąlygas tų kaimo žmogaus, reiškia, O gyvenimą. dabar jūsų šitoj seniūnijoje, kiek žemės yra dirvonuojančios, visiškai apleistos? Matote, dabar Apytikriai. šitas procesas pasisuko visai kitą linkme. Buvo gana dideli plotai apleistų žemių, bet kadangi, reiškia, čia, reiškia, nacionalinės žemės tarnybos nurodymų, reiškia, vykdomi, reiškia, žemės naudojimo patikrinimai, nu ir yra skiriamos baudos. Tai dabar būna, reiškia, kurioziškų atvejų, reiškia, vaikšto po gyvenvietę ir prašo, būk geras, už kažkokią sumą pinigų nušienauk mano pievą, kad man nebūtų bauda, nes aš ją uždeklaravau. Arba būna, kaip sakant, reiškia, žmonių tokie sampratavimai, kad, reiškia, pavasariop ateina, sako, būk geras, parodyk, kur mano žemė, man reikia uždeklaruoti. Čia nekalbama, kad jie dirbam ar nedirbam, o čia taip, kad, kaip sakant. Tai faktiškai tai yra valstybės apgaudinėjimas. Taip. Ir nuostoliai jūsų nuomonė, kokie gali būti piniginiai išraiškai? Ne, nu tai čia, kaip sakant, seniūnijose, tik ne Vilniaus krašte, yra, kaip sakant, tokia praktika. Yra kombainas, yra traktorius su visais prietaisais ir viskas. Ne, kas čia, ne man. Ne, Danas turi Šarūnui. Oi, Šarūnai, o tau jau biskį mažiau duodu. Šarūnai, tau biskį mažiau pakartoju. Tau be žarnos. Teisingai. Ne, ten viskas vienodai. Įdėk Šarūnai, pritrauk. Šarūnai, tautos valia. Duok dar vieną. O! Nu, čia sumanytojas yra atvedęs pas... Tai aš nupjausiu. Jeigu nereikia iškentėti.